rungtynės, kaip pasakyti, nebuvo labai lengvos, nes pradžioje pabėgom, man atrodo, apie 20 taškų kažkur, bet jie sumažino tą skirtumą iki kelių taškų ir vėl teko iš naujo susikrautą pranašumą, taip kad tikrai buvo ką veikti. Kodėl nepavyksta vis išvengti tokių daugybus, sakykime, kad ir tokiame jau sezono tokioje fazėje? Nežinau, paprasčiausiai gal atsipalaiduojam, kai 20 taškų pavedam. Vis tiek, gal kažkoks, tai aišku, to neturėtų būti, čia tas dalykas yra blogai, nes kai ateis rimtos varžybos atsipalaiduos ir bus, kaip sakant, vėl suskauk, bet manau, kažkaip reikia tų duobių išvengti. Tikriausiai trūko Sonny Williamso ta prasminga. Be abejo trūko, jis mūsų lyderis buvo ir tokių žaidėjų visą laiką trūksta, bet žinom, kad jo nebus, taip pat turim visi kiti žaidėjai prisimti atsakomybę už jį dabar. Tai ir tie dabar mačas su Šiauliais, ko gero, tai komanda panašaus pajėgumo į Rūdį. Teko kalbėti su šiauliečiais, kad jie turėjo laisvą mėnesį, padirbėjo fiziškai, kaip sakant, ruošiasi varžybom, bus šviežus, taip kad bus sunku jas gaudyti. Nežinau, koks dabar jų pajėgumas.